Nu tai ką, labas rytelis, brangus inkilo žiūrovai. Jau sėdžiu inkiliuke, viską. Švedijoje lietus. Čia šone matom Marko Polo, tas, kur buvo užplaukęs ant seklumos. Irgi prie rampas prisistūmęs. Va, važiuosim išsikrauti. Kas toliau, nežinau. Planą dar neturiu, nieko Freja nėra atsiuntus. Šiaip jau iš vakar prasinešiau, kad atvažiuoju. Va, tai nakvau, naparniks mano buvo, pasirodo mano sekėjas, linkėjimai. Su Triešiu į Norvegiją važinėjęs, viską. Ne koks ten vairo laikytojas. Va, tai pabendravom biškį. Tai viskas, tai ką. Toliau reiks judėti link iškrovimo. Žiūrėsim, ar bus nuotykių kokių, geriau, kad nebūtų. Ar rasiu gal apie ką pakalbėti. Tai va, kol kas toks updates ryto. Birkelių rytą valgau pusryčiam. Kaip bebūtų keista. Iš papraeito video sulaukiau komentarų, kad direktorius nepamirksi, kai mane aplenkia. A čia Lietuvoje nepopuliaru, ar kas yra. Nu, šiaip aš pasakysiu savo nuomonę apie tos mirksėjimus. Tai viskas yra gerai, tais mirksėjimais. Čia su ilgom pamirksi, kai tave aplenk, kas nežinot, kas ne afuristai. Kai tave aplenk, pamirksi, norėdams pasakyti, kad jau gali grįžti savo juostą. Jau reiškia, priekaba praėjo, aš jau tave įleidžiu atgal. Gali grįžti, žodžiu, po lenkimo į savo juostą. Tai viskas yra su tuo gerai. Tik nežinau, šiaip daug kas šitą naudoja vos ne kokioj Vokietijai ten, ar ten Prancūzijai, ar bet kur. Nu, toks kai vaikų žaidims čia yra. Ir dar turi pamirksėti su posūkiais tada, jeigu tau pamirksėja, tai tada turi posūkius į kairę, į dešinę padėkoti. Tipo. Tai viskas su tuo yra gerai, kol, nežinau, bet aš tą pateisinu, kai yra, pavyzdžiui, bloks matomoms naktį lyja, tu ten nematai to ragelio tiksliai, tam praėjo, tas tavo uodega nepraėjo. Ypač kai neveik, matai, kad pas kitą neveik priekabai ragelis dešinys. Ar ūsas, kaip ten reikia vadinti. Žodžiu, ir sunku kartais būna pamatyti, kur tas galas, žiemą būna sniegas varo ir nesimato, kur ten tas priekabas galas tiksliai. Tai tada viskas ok, bet kai gerų oro viskas puikiai matos, tai aš ir pats puikiai žinau, kada esam profesionalai vairuotojai, reikia tą pabrėžti visada. Ne kokie ten mėgėjai. Tai tu pats puikiai žinai, kada tau grįžti ir kada tu nori tada ir grįžti. Gal aš noriu antrą juostą važiuoti, pavyzdžiui. O, pavyzdžiui, kai jeigu po vieną juostą lenkimą darai, ten kokį po vieną juostą, tada taip, reikia greitai grįžti, kai iškart metras tik praėjo priekabą, metrą iškart mirčiai, kad grįžk, jau baig lenkimą, jeigu čia po vieną juostą į kiekvieną pusę, tai jau biškai pavojingesni manevrai tokie. Tai tada jo, bet kai ten važiuoju autostradoje, 3 juostos, ten mirkčiai, ten, o Jėzus. Nežinau, man tai nėra reikala čia. Tik tais kitus iš priešais blaškai, ten bunkas nors mirkčiai iš toli. Aš kartais nesupranta, čia su manim sveikinas. Iš priešais važiuodami, nes kartais mirkčiai žmonės vairuotojai. Ir kai sveikinas, tai painkils, tai aš nežinau, čia kitą kartą ar mirkčiai čia, kad gali grįžti, ar, suprantat. Ar čia šiaip sveikinas. Bet sakau, blogo oro, kai bloks matomoms, tai tada jo, labai padėtas ir labai fainai yra, kai mirkteli, kad gali grįžti. Nu arba kai labai intensyvus eismas yra ir lenkimą darai ir daug mašinų lengvikio antro juosto iš paskos ten ir tas lenkiamasis mirkteli, tai irgi nėra blogai, kad neužstabdytų eismą, kad anksčiau pasitrauktų. Tai. Bet kai ten laisva viskas, tai nematau aš čia prasmės iš viso. Visi puikiai čia žinom, kada ta priekaba praeina. Vos ne pagal laiką gali atskirti, kada ta priekaba praėjo, net nežiūrėjęs į veidrodį. Tai va, mano tokia nuomonė apie šitą yra. Ir sakau, pasidarius tokią vos ne kaip privalomą mirktelti yra, ypač vakarų Europai, kai tas mažiausiai reikalinga yra turbūt. Gerai matos, platus kelias, ten viskas, ką čia mirkčiat.
mašina, jeigu nėra aplinkui. Vienintelis, kai jeigu intensyviam eismui esant, tai vat, kad greičiau grįžtų, tai tada va. O šiaip tai čia nereikalinga yra. Va, tokią savo nuomonę pasakiau. Bet dažnu atveju čia labai toks yra žaidimas, labiau furistų negu būtinybė. Tai va, mano tokią nuomonę aš tai pastebėjau. Dar ką noriu pasakyti, šiandien yra tokia diena graži. 15 metų, kaip esu vedęs savo žmoną. Viską. Atrodo, taip greit praėjo tas laiks. Tai viešai galiu pasveikinti su, čia krištolinės vadinas, 15 metų vestuvėm. Viską labai myliu, bučiuoju. Aišku, reisė, tai ką padarysi. Bet sveikinu. Ir šiaip kitas furistų moteris noriu pasveikinti irgi, kad vat, laikot 4 sienas, kol vyrai išvažiavę. Žinau, kad nėra lengva, į vaikai dirbat kai kuriuos nedirbat, bet kad ir nedirbat, aš neskaitau, kad čia blogai yra. Vaikus prižiūrėti ir namus laikyti irgi darbs yra, tai viskas čia tvarkoja. O kai kuriuos netgi ir dirb dar prie to pačio. Tai viskas yra liuks, tai nėra lengva tom furistų moterim, žmonom, vienom pačiom be vyrų likti. Va, taip tą pačią progą irgi pasveikinsiu. Ką, 15 metų taip praėjo. Nepastebimai. Atrodo nemažai, ne? Džeduką kažkas ten atsitiko, matau, ant to išvažiavimą, kur aš kaip tik tą progą liktis motociklas gal nukritęs, nežinau. Šlapė yra. Ai, beje, dar pasigirsiu, motociklo teisės išsilaikiau. Pagaliau. Seniai norėjau, bet nu, kas čia yra, va, matau mocas su priekaba. Kažkoks karsai atsistojęs kelią. Tėvuks persigandęs matas. Nudriba gal. Šlapė yra. Va, tai išlaikau teisės, motociklą jokio neturiu, bet tiesiog teisės išlaikiau. Gal kažkada nusipirksiu. Kokį nors. Ateity. O ką, toliau tai važiuojam. Dar kart sveikinu savo brangę žmoną. Nu ką, vykst iškrovims. Atvažiuoju karis, labai kiets, po 4 paletės ant karto im. Stengiuosi filmuoti tik priekabą, ne jį. Nes nieko nesakiau jam iš tikrųjų. Bet gal viskas gerai čia. O, lengvas cardboards. Čia kur Ikeas randat pakuotėse. Tokias dėžutės. Kartonus tokius lengvus. Einu pirštinės pasimti. Greitai čia iškrovinėjai. Po 4 paletės čia tikrai ilgai netruksim, jau galim pradėti lentas dėtis. Pirmo pralioto. Viskas liuks. Šiaip labai, man atrodo, pasteisina, ne mikrofoniuks. Varlesinis vis tiek. Gali padėti vaikščiot ir ir vis tiek girdis, kad, o, ne tą įdėjau. Čia dar viens yra.
Reikia stengtis iškart vertikaliai pastatytą. Kad po to su ilgiu nebūtų problemų. Viskas čia gerai gaunas. Galim čia ir lentas jau susimesti. Viską pernešam kol kas kamerikę. O, turbūt matas gerai. Su iškrovimu čia neužtruksim turbūt. O, pataisom. Laukiam, kol vėl privažiuos. Dabar privažiuos, paims 4, perstatysiu šitą va stoikę, pertrauksiu tentą. Ir bus leds. Greitai čia išsikrausim per 15 minučių su viskuo. Karis irgi maladėts. Priekabos nedaužo nieko. Pasiemam dar kamerą arčiau. Čia dabar pastatom. Nešam tentą į kitą pusę. Kažko užkliuvo, už kažko. Už lentos. Susigarankščiavo. Kas čia yra? Kažkur užkliuvo. Nu, viskas turbo.
Žiauriai geras krovinėlis, 7 tonų net nesveria. Labai super, taip. Ne 2-4 tokias. Buvo, išsikrausim, gaila, dar neturiu jokio krovinio, bent jau reikia patikrinti emailą, pažiūrėti, gal ką nors atintė gerą. Dar 2 privažiavimai liko ir viskas bus. Ir tiek žinių. Pagyriau biškį, tai atsitrenkė į priekabą lengvai. Ir galim bus važiuoti. Paskutinį praliotą atsidarom. Greitis iškrovims patink man tokie. Gal visgi reiks 2 kart privažiuoti, nes ten užkišta yra, bet jeigu labai kiets karis, tai galės ir vienu privažiavimu paimti likusias. Pažiūrėsim, ant kiek kiets. Nebanda niekai įrodinėti, tas irgi yra gerai. Irgi rodo meistriškumą. Va. Žiūrėsim, ką matom. Vairuotojas mano prieš tai gražiai diržus ant šlipsų surišęs, aš tai neraišiu šlipsų. Mano vairuotojas surišęs gražiai šlipsiukus. Turbūt geresnis negu aš vairuotojas yra. Ir užuolaidėlės irgi sulanksta. Va. Laukiam paskutinę privažiavimą, duos papiriukus ir varysim. Čia lyt pradeda, atrodo. Švedijoje lyn nuo pat keltą. Laukiam. Va, girdžiu, atvažiuoju. Įsivaizduokite, jeigu abu šonus reikėtų dabar atidarinėti, ten su mažom šakėm po vieną paletę krautų, kaip įprasta būtų, čia 2 valandas užtruktum. O, popierius. Thank you. Popieriai pasirašyti jau. Užsidarysim ir neždinsimės. Liuks, pasidedam popierius.
Dedam lentas. Ir nešam kudašių iš. Kas yra kudašius, kas žino? Aš nežinau, kas yra kudašius. Opa. Pasiemam jumis kartu. Opa, va čia padėsim. Užsidarom. Ir į trasą. Šmicas aktis daug geresnės negu kronės. Kiekvieną kartą džiaugiuosi uždarinėdams. Štai ir viskas, važiuojam laukan. Išjungti jums reikia, ne? Nutariau pasidaryti seną furistų triuką, kai negauni pakrovimo arba neiškroviniai kokiam iškrovimą arba nepakroviniai. Tai ką reikia daryti, reikia atsigulti į spalniką. Tada greitai gausi pakrovimą arba pakviesti išsikrauti. Dar kits būs yra pradėti valgį darytis irgi. Tai irgi pradedi ten kiaušinienę keptis ten, dar kažką. Iš karto kviesi išsikrauti arba reiks liekti pakrovimą kažkur tai. Tai va, tai atsiguliu ilgai nelaukęs po iškrovimo, kad greičiau gaučiau. Nu ką, nepaėjo mano plans su šituo pagulėjimu. Reikėjo gal sriubą geriau virtis. Gavau pakrovimą, bet rytoj tik. Tai keltas irgi į Daniją tik rytoj, tai nieko gero. Pirmadienį iškrovims. Žodžiu, biški toks prasplanavimas, nežinau. Nors perspėjau iš anksto, bet nieko gero nedavė. Tai va. Ką padarys? Einam poilsiauti. Tai ką, toliau poilsiaujam, laukiam rytojus, o rytoj žiūrėsim, kas čia bus įdomaus. Bet panašu, kad nieko įdomaus nebus. Bus tik pasikrovims ir iki kelto. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojus.